Iš tikrųjų nesu aš labai jau toksai žinovas automobilių ir technikos, tai yra visų tų, žodžiu, technikos, bet taupyti yra man ko gero taip ir kaip ir visiems yra gan aktualu. Juolab, kad su grupė pakankamai daug važinėjam ir mūsų tur autobusas irgi vis tik tai suvalgo šiek tiek degalų. Važinėti tenka ne tik Lietuvoje, bet ir į Vokietiją ir į Prancūziją su koncertais. Prieš vieną iš kelionių mes įsipylėm Motor Up ir pastebėjom, kad bevažiuodami į Vokietiją iš tikrųjų kažkur tai litriukas kitas susitaupo. Po to jau grįžus mes įsidėjom oro srauto derintoją ir vėlgi neseniai mes grįžom iš Rygos, mes važiavom į Rygą ir kaip tik išbandėm ir galiu pasakyti, kad vėlgi kokį litriuką sutaupėm, tai aritmetika yra labai paprasta. Motorapas, oro srauto derintojas ir minus 2-3 litrai. Tai iš tikrųjų aš manau, kad tas dalykas yra aktualus visiems, nes taupyti mes visi norim. Tai visiems siūlyčiau ko gero siekti mūsų pavyzdžių.